Labukas. Gražuoliai. Mes rudenį pardavinėjom daigus. Šiandien parašė viena moteris, kad jau pagaliau prinoko pas ją pirmosios uogos. Klausė, ar jų dydis tik tai pirmais metais toksai, nes nusiaugo labai didelės. Tai pasakiau, kad bus visą laiką tokios dičkės, aišku, ne visos, bet tikrai daug didelių. Ir paklausiau, kaip skonis, tai sakė labai keista, bet skonio jokio nėra. Tai labai įdomu, šiaip tai jos pas mus tikrai labai ir didelės, ir skanios. Sunku pasakyti, kas galėjo įtakoti tą saldumo trūkumą. Jis sako gal, kad saulės buvo per daug, bet nuo saulės kaip tik turėtų pasaldėti. Galbūt drėgmės trūkumas arba kažkokios maisto medžiagos. Matyt, galima bus virti, nes tai labai graži burbuolė. Žiauriai graži. Kaip skanu būtų su druskyte. Taip, va, kokia dičkė. Kokia gražuolė. Tai šiandien yra rugpjūčio 25 berods. Ir štai, kokia daili. Šeštadienis, 7 valanda ryto. Darbai jau vyksta su paukščiukais kartu. Ką padariau pirmą, tai atliekus į avietyną, nes tikėjausi, kad šiandien pavyks galbūt jau pagaliau pabaigti rišimus ir avėjimus ir etinimus. Išbaidžiau paukščiukus, nes jie matyt, jeigu ne širšės, tai paukščiukai. Radau beje avietinę vieną labai keistą dalyką. Lyg ir avietė. Ir aukštesnė net už mūsų mapemas. Ir net nesiruošia žydėti. Pagal mane tai būtų vasarinė. Ką jinai čia veikia? Iš kur jinai čia atsirado, mes vasarinio aviečių neauginam. Matyt, gal buvo, jinai čia užsikerojus. Matyt, gal buvo su daigais pakliūvę vienas daigas. Dėl parišimo šį beje su vyru šiek tiek nesutarėm. Jis man neleido labai jų stipriai suspausti, bet, velnias, aš noriu suspausti truputėlį, nes jos labai išsikečia ir tada net su žalia pianina praeiti. Aš suprantu, kad galbūt jom geriau yra plačiau augti. Bet kai kur yra tokie atvejai, kad, labai jau jos plačiai išsikeroja. Ir čia truputėlį šita vaga yra tokia silpnesnė, neaišku kodėl, bet manom, kad tiesiog žemė šitoje vietoje yra kažkuo kitokia, nes jos ir žemutės labai ir labai anksti rudenį pradeda gelsti ir baigia derėjimą. Bet matomai čia yra kažkas negerai su žeme, matot, tokie pasidaro krūmeliai. Jie kaip ir neserga nieko, bet tiesiog lyg atiderėję būna. O ten mūsų kojanza žaliai. Iš vis prastai. Panašu, kad rudenėjas atkeliauja. Rūkai prasidėjo, voratinkliai, šlapia iš ryto. Juk šiaip jau po 5 dienelių. Rugsėjo 1.
Šiandien ryte pradedu nuo Azijos ūsų karpimo. Sodinam iš savo ūsų naują braškyną. Vakar iš naujo braškyno mane išvarė lietus. Tai nepabaigiau Azijos. Azijos pasisodinsim daugiausiai, nes jinai mums labiausiai patiko. Tai didžiausios ir saldžiausios uogos buvo. Todėl mes ją ir išplėsim labiausiai. Pasodinsim 50 metrų. Dar auginam rumbą, verdį, daklį ir alegro. Tai šitų 4 kitų veislių pasodinsim po pusę vagos, tai bus po 25 metrus. Braškinės labai jau prašosi sutvarkymo, nes nešienavau kelias ir turbūt savaitės jau nešienauta, kadangi ūsus tuos mes išmetėm ant žemės, nes kai buvau sukėlus ant plėvelės, jie neleido šaknų. Dėl to reikėjo juos va taip numėtyti į žolę, kad jie įsišaknydintų. Tai, žinoma, šiandien jau nespėsim nieko čia patvarkyti, pasodinti Aziją tik tai, bet netvarkysim dar šiandien turbūt, nebent iš tavo vieną vagelę prašienaut. Dar laukia va ten šiaudų rulonas, kurį patiesim tarpuvagiuose. Aišku, jo neužteks. Čia minimum 4 reikia rulonų. Ir yra problema mūsų krašte gauti šiaudų. Nežinau, kodėl ūkininkai taip jų gaili. Bet nėra pirkti tiesiog. Tai vežamės iš toliau. Bet ką padarysi? Jos nenustabios. Rudenį dar gali rasti ir uogyčių. Jau širšės šiek tiek aprimo, tai negalima spėti nusiskinti, nesuvalgyti. O šiaip tai jeigu kyla klausimas, kodėl mes palikome lapus nenukirpę, tai klausinėjomės ir išgirdom kelias nuomonės. Viena iš nuomonių buvo, jog pirmamečiam braškinui reikia palikti lapus žiemot, nes gal geriau pražiemoja. O kita nuomonė, jog reikia nukirpti, bet paklausėm būtent tos nuomonės, kad palikti, tai kitais metais jau kirpsim. Šiemet dar bus žiemos su lapais. O kokie gražūs voratinklai matosi. Rudenėlis. Šiandien tokių gražių daigų prisikasiau. Vakar prieš lietų sunkiai man atkibo iš žolės. Tai netokie gražūs. Ir štai 50 metrų Azijos daigelių. Dar nepabaigta 50 metrų. Bet liko tie 29 daigeliai, kuriuos aš jau nešuosi. Ir bus done. Čia nerealiai daug šiaip iš tikrųjų. Nežinau, kiek čia daigais. Jeigu pavasarį sudinam 250 daigų į 30 metrų. Tai čia daugiau. Kokie 400. Žodžiu, padirbėjau nemažai. Bet aišku, laukia dar 2 tokios vagelės. Šiandien tikrai nespėsiu, nes saulei patekėjus, tiksliau pakilus aukščiu, tai medžius visa reikės keliauti rinkti aviečių. Dabar tai labai šlapia. Nes trunka iš tikrųjų, kol visą vietinę apeini. Užtrunka nemažai. Kai mes rinkėjai esam
patys. Niekas mums nepadeda. Tai gerą dieną reikia rinkti. Tai va. Nu ir spėkit. 29 daigelių trūko. Ir netgi ne 2 čia trūksta. Nes va čia yra toks mažiukas. Ogi vieno. Velniava. O daigai tai yra ten toli, kitoj pusėje. Nieko nebelieka. Tik tai keliauti, ieškoti. To vieno vargšiuko, ne vargšiuko, o to vieno, kuris užaugins kitais metais daug olyčių.